Šiandien turime gerą naujieną. Turime tokią lemputę, signalinę lemputę. Jinai vadinasi semaforas. Sandarumo klasė yra I54. Čia yra idealus sprendimas visur, kur reikia su eismo saugumu susijusios informacijos. Kaip matom, stogelis yra toks su vandens nutekėjimo nuolydžiais. Jis skirtas stulpeliams, įstatomas į vidų tų stulpelių. Stulpeliai galėtų būti 80 ant 80, 80 ant 4, ant 80 ant 100 ir 100 ant 100. Čia matom irgi toks dalykėlis, kuris duoda sandarumo ten, kur eina laideliai. LED šviesos šaltinio naudojimas užtikrina ilgą lempos tarnavimo laiką. Vienu metu įjungtas raudonas ir žalias šviesos diodas, užsidegs raudonai šviesos diodas. Tai reiškia, kad jeigu automatika yra uždarytam padėtyje, kaip čia matom, šviečiasi žalias. O jeigu mes paspausim mygtuką atidarimui, pažiūrėsim, iš karto šviesodiodas pakeitė savo spalvą ant raudoną. Ir vėlgi, kad nebūtų kažkokių ten incidentų, kad saugiai būtų žmonėms, kurie randasi šalia jūsų automatikos. Tai tam ir skirtas tas semaforas. Dar kartelį. Uždarysim, matom, to judėjimo metu spalva keičiama į raudoną spalvą. Norint sumontuoti šitą dalykėlį, stulpeliuose reikia išgręžti mažą skylutę. O čia va tokia yra specialus raktelis, paskui jis suka vieną arba į kitą pusę ir mechanizmas prispaudžia korpusą prie stulpelio iš vidaus. Tokie geri dalykai. Dar kartelį parodysiu, kaip veikia tas šviesoforas. Puikiai.